Labas, Asta. Labas. Labas, labas. Taip, įtilpti kadrą. Nu, kaip jautiesi? Puikiai. Puikiai, labai gerai. Ar nesijaudini? Šiek tiek. Toks, žinai, toks miški, geras toksai sveikas mažas jauduliukas. Ne Labai gerai. pirmas laivas, nedažnai jų turiu, bet... Bet žinok, aš už tave džiaugiuosi, nes aš ten irgi ne pirmas laivas, jau ten kažkelioliktas, bet kiekvieną kartą vis tiek kažkoks toks jaudulys yra, žinai. Bet matyt vis tiek visai faina, tada reiškia toks, žinai, gyvas labai tada tas ir pokalbis toksai bus, žinai, kur toks jau iš širdies. Rašo gyvas dažas, labas merginas, laukiau šio jūsų pokalbio, labai malonu. Ačiū, kad prisijungėte. Tai va, tai galim jau ir pradėti mūsų tą pokalbį, nes jau ir žiūriu, žmonės susirinko. Tai va, tai Asta, gal tai pradėkim nuo pat pradžių tavo tokio, va, žinau, vaikystės, paauglystės, ar tada tu jau siuvai, ar užsiėmė kažkokią kūrybą, va, papasakok, kokiam tu veiklom mėgai užsiimti vaikystėje ir ar kažkas, kaip sakyt, persikėlė ir suaugusio žmogaus gyvenimą. Persikėlė. Tikrai atsimenu, kad Barbiai suknelę siuvau dar turbūt 6 metų būdama. Vieną kartą jau gyvendama pas tetą sukarpiau jos mėgstamą sijoną. Aš pamaniau, kad tas sijonas ilgai buvo nenešiotas. Tai aš savo leidau nepaklausti jos. Išsitraukiau ir perdariau, neatsimenu, ką aš iš jo pasivau, bet man labai patiko jo medžiaga, nes mano teta labai mėgdavo tokius smulkių gėlyčių raštus. Tai čia gal buvo tas pirmas perdarimas, už kurį gavau labai stipriai barti. Paskui kartais mėgdavau atsikirpti iš naujų audinių, jie aš kažkaip tikėdavausi, kad nieks jų nepastebės, kad aš atsikirpau. Tai kažkaip nepaklausdavau, ar galima, gavau, kad barsis ir neleis. Tai mano dukros lygiai taip pačiai daro, manęs neklausia, galvoja, kad aš neduosiu, barsiuosi ir jos pačios atsikirpa, kur nori, kartais audinių. Tai siuvimas lydėjo turbūt tikrai nuo mažų dienų, bet kadangi gerai mokiausi, tai tetos siuvėjos, turėjau giminėje 2 siuvėjas tetas, profesionalės, sakydavo, gerai mokaisi, tai tikrai ne tau siuvimas, tu eik kur nors aukščiau mokykis. Tai vat, o kūryba tai visą laiką sekė, aš ir meno mokykloje mokiausi, ir dailę turėjau, bet man mokytoja visą laiką sakydavo, kad iš tavęs menininkė nelabai kokia, sako, tu tiesiog labai nori išmokti, tu tai gali, ir tu žinai, kad tai gali. Tai va tokia kūryba ir aš labai norėjau būti architektė, aš labai braižydavau projektus, mokiausi, stojau, bet neįstojau, įstojau į medienos inžineriją, mano senelis amžinatelis buvo stalius ir man labai patiko dirbti su medžiu, su juo dirbtuvėse ir tas medienos kvapas turbūt vat, mane ir atvedė į mano tą profesinę išsilavinimą ir kurį laiką labai norėjau dirbti pagal specialybę, visgi 6 metai studijų, bet taip jau gavosi, kad tada ir krizės užėjo, ir nereikėjo tų dizainerių, ir paskui baigiau studiją, susituokėm, pradėjau lauktis dukros, ir mano tie darbai visai ne pagal specialybę buvo, ir išėjau į tas motinystės atostogas, ir va tada atostogas vadinamas. Ir va tada tas siuvimas pas mane sugrįžo, tokiu jau rimčiau sugrįžo, nes įsigijau siuvimo mašiną ir norėjau viską savo dėliai pasiūti pati ir pataliukus, ir žaisliukus. Ir va taip ir prasidėjo tas kelias ir to žaislus siūdavau iš džinso jau tada, nes neturėjau medžiagų, o džinsų visą laiką visi turi nebenešiojamų, tai nebuvo gaila bandyti, kurti ir kad jeigu ir nepavyks, tai kad negaila išmesti, žinai. Tai va, tai džinsas tikrai anksti mano gyvenime atsirado ir hamakai atsirado su mano pirmagime, nes nusipirkom hamaką pasikabinti pas mūsų ąžuolų sodyboje.
Ir mums abiems besisupant, mūsų vilkšonė gaudydavo mus iš apačios ir išplėšė audinį. Ir tada nutariau persisiūti pačią medžiagą, nes skersinis buvo geras, virvės buvo geros, tai tiesiog reikėjo persisiūti medžiagą. Ir aš net nenutokiau, iš kur man jos gauti, neturėjau žalio supratimo apie audinių pirkimus. Tai pagalvojau, kad labai gerai bus džinsai. Tai džinsus susirinkom visus šeimos, kur nebenešiojami. Su jauniausia sesė juos suplėšėm, susiuvom ir pasikabinom tą hamaką su persiūtu audiniu iš džinsų. Ir tas hamakas po mūsų ąžuolu kabėjo 3 metus, pilnai, 3 sezonus, visais metų laikais. Ir vasarą saulei šviečiant, rudeniui lietui lyjant, žiemą sniegui sningant, nes tiesiog hamakas buvo aukštai pakabintos ir aš pati nenusikabinau, vyras irgi nepadėjo. Tai taip visai neplanuotai tą džinsinį hamaką ištestavome asmeniškai ir tada aš supratau, kad džinsas yra puikiai medžiaga hamakams, nes po 3 metų nukabinau tik dėl to, kad vienoje vietoje buvo pelėsis įsiveisęs, kadangi klostė susidaro. Ir pablukęs nuo saulės buvo, bet jis nesuplyšo, aš dabar dar kažkur spintoje jį turiu, jis visiškai nesuplyšo, tvirtumo neprarado, tada galvoju, vau, taigi visą krūvą džinsų galiu prikelti naujam gyvenimui, nes iš tikrųjų iš džinsų daug ką siuvau, bet tu pasimi džinsus, ar ne, tai kosmetinę pasiuvi, žaisliuką pasiuvi, bet kiek ten tu jūsų naudoji, ar ne, truputėlį. O čia toksai gaminys, kur tikrai didelis, tikrai naudojamas ir visas Maximos krepšys džinsų susinaudoja, tai mažiausiai 6 poros ir tų džinsų, kurie jau yra įplyšę, bet man tinkami naudoti. Tai taip ir prasidėjo visa hamakų istorija. Tai kaip tu taip labai organiškai, taip nuo vaikystės iki dabar perėjai, labai įdomu klausytis. O tai sakai, 6 poros džinsų vienam hamakui maždaug, ne? Gaunasi pasiūti. Taip, jeigu priekis, tarkim, nėra labai išdėlės, ar nereikia, man reikia 24 šiaip juostų, tai iš vienų džinsų, jeigu jie nesuplyšia, išeina 4 juostos, tai aš stengiuosi taip ir sunaudoti juos. O tie visi kiti gaminiai atsirado kažkaip savaime, norint neišmesti dar tų likučių, atraižų visokių ir tą kūrybinę laisvę, kaip sakant, pasileisti ir žiūrėti, kas gausis. Taip. Nes turbūt, kai yra audiniai, kur tu eini tam į kokią audinių parduotuvę ir pirki labai brangius audinius, tai gal eksperimentuoti kartais ir ne taip drąsu, bet kai, pavyzdžiui, iš tokių antro šansų audinių, tai manau vis tiek kažkaip labiau tikrai gali pasileisti plaukus kūryboje ir kažką bandyti naujus kažkokius dalykus siūtis ir nežinau, tiesiog kūrybint, tai tikrai labai tas fainas dalykas. Ir šiaip toks, į tvarumą eina. Tas visas, audinių panaudojimas, tai irgi labai smagu. Bet tu, ta prasme, tu sąmoningai ėmėsi, ar tiesiog, kad... Aš džinsus pasirinkau tam, kad man nekainuotų, nes tiesiog buvau studentė, nebuvo iš ko pirkti tų audinių ir man labai patikdavo, žiūrėti pinterestinius tos gaminius ir mane tie džinsiniai gaminiai kažkaip vis traukė ir aš norėjau padaryti tą patį, nes man iš tikrųjų labai patinka kopijuoti. Ir pradžiai aš tikrai kopijuodavau, susirandu, kas man patinka ir tiesiog stengiuosi atkartoti idėją arba paimti kažką iš vieno gaminio, kažką iš kito ir sukurti savo. Tai ta kūryba tokia, pirmiausia stengiantis kopijuoti. Ir šiemet išgirdau tikrai didelių menininkų mintis, kad pirmiausia, reikia kopijuoti. Žiūrėkit, mes mokomės meno istoriją, ar ne? Ir mes mokomės pagal Picasso, pagal Da Vinci, atkartoti jų kažkokius, ar ne, ar ten pagal Monet, jų technikas atkartoti. Tik paskui atrandame, kas mums tinka ir savo galbūt kažką atrandame. Tai mano kelias irgi lygiai toks pats. Aš pirmiausia kartojau, prisisiųsdavau daugybę tų paveiksliukų ir bandydavau atkartoti. Ir tik tai taip dirbant organiškai atėjo tas toksai savitas, tas supratimas. Ir jau kai aš dabar pati drąsiai kuriu savo gaminius ir
dar aš Pinterest'e netalpinu, bet jau va, turiu savo Etsy parduotuvę ir labai džiaugiuosi, tokia jaučiuosi irgi jau menininkė, bent jau iš džinso kurdama. Taip, taip, taip. Čia tikrai labai ta gera mintis, kad kai mokaisi, pradžioje tikrai galima kopijuoti, nu, tarsi, tas jau kopijavimas išeina už ribų ir tampa to blogiu, kai jau tu pradedi pardavinėti tos nukopijuotus dalykus. Bet kol tu mokaisi, tarsi, čia, aš irgi atsimenu, kaip ten, ar pieždavau kažką, tai irgi ten, žinai, vas neapvedžioji, ten, tarkim, kažkokią nuotrauką ir ten mokaisi, žinai, po to jau kažkokius tas veido bruožus ten atkartoti. Ar ten tiesiog žiūri kažką, nežinau, kažkokį vaizdą ir tu perpieši jį. Tai va, tas yra vis tiek mokymosi procesas, tai yra labai svarbus perėti. Ir po to va, vis tiek ir atsiranda, matyt, žinai, kai pamatai, ką galima patobulinti tam tokiam jau kažkokiam originalė. Arba, žinai, kažkokį gabaliuką pasiemi ir, žinai, savo kažką padarai. Tai va, tada jau prasideda ta kūryba, jau tokia originalioji, nes kaip pagalvoji, tai realiai, nu, beveik viskas jau yra sukurta, tik tai, žinai, toks kurtimo skirtingos variacijos visokiausias. Tai jo. O tai gerai, apie tas džinsus kalbant, kaip pavyzdžiui, mes turėjom dar tokį klausimą iš publikos. Ar nepritrūksta džinsų, ar jie lengvai atkeliauja, ar tenka paieškoti? Tai kaip gal yra kažkokia istorija su tais džinsais, kaip jie pas tave ateina, nes turbūt, nu, tarsi jūs savo visus jau džinsus turbūt jau išnaudojate ir vis tiek reikia sunešioti, kad atsirastų, žinai, namuose naujų audinių medžiagų darbui. Tai taip, tai pirmi hamakai tai buvo visiškai organiškai iš mūsų šeimos, pirmas tas persiūtas hamakas, tai ir mano mėgstamiausi džinsai, ir vyro džinsai, ir sesių, ir draugų net, nes jau tuo metu man draugai perduodavo džinsus, nes aš jau siūdavau kažkokius mažus gaminius iš jų. Ir jau atėjo tas etapas, kai ruošiausi savo pirmai mugei ir vyro paskatinta, sako, jau tu turi ką siūti, tai gali pabandyti, išbandyti savo jėgas. Ir tada sunaudojau visus iki vieno savo džinsus ir net jau ir iš savo spintos išsitraukiu, nes man pritrūkdavo tam tikro atspalvio džinsų ir aš jau einu žiūrėti, kas iš tų mano džinsų spintoje man mažiausiai mieli, ką aš galiu panaudoti. Ir tada jau tik tai, kai susivokiau, kad aš galiu daug džinsų perdirbti su hamakais ir kad žmonėms patinka hamakai, kad jie mielai perka džinsinius hamakus, tada man kilo mintis, kad pavasaris žmonės vis tiek perkrečia savo spintas, išmeta daug drabužių, neturi kam atiduoti šiais laikais, visi perteikia tų drabužių. Ir tada aš tiesiog paleidau per savo puslapį žinutę, kad kas tvarkote spintas ir turite išmetimui, tai prašau atsiųsti man. Tai pirmuosius siuntimus aš apmokėdavau, paskui pasipylė jų tiek daug, kad aš sakau, viskas, aš nebegaliu jau apmokėti, nes man kartais net ir neapsimokėdavo, nes, tarkim, toj pačioj Humanoje, tu nuėjai kas antrą šeštadienį, tarkim, Marijampolėje, kur man arčiausiai nuvažiuoti, būdavo po 30 centų už vienetą, ar ne? Ir gali nuvažiuoti ir nusipirkti ir gan pigiai gauti. Bet man tas kelias ne visai patiko dėl to, kad tuos džinsus tai dar gali kažkas nupirkti ir juos nešioti ir jiems suteikti va, tą tokį, pagal žiedinę ekonomiką, tai va, yra tvaresnis būdas, kad dar juos kažkas nupirktų ir nešiotų. Bet kai pas žmogų jau tie džinsai yra, tai jo tų kelnių jau likimas toksai, žinai, arčiau šiukšlinės, nes mažai kam jie jau betinkami, o jeigu suplyšę, tai jau viskas, tu į tekstilės konteinerį jų nebegali išmesti, nes jau tai yra suplyšęs gaminys. Jisai keliauja jau į būtinės atlikas ir man pasirodė va tada, kad nesąžininga pirkti man tuos drabužius, kai yra tiek daug sunešiotų džinsų ir man jie puikiai tinka, nes kai aš suplėšau į juostas, tos suplyšusios dalys jau nebeeina į tai. Tai va tada, kai pasileidau tą žinutę, gavau daug žinučių dėl to, kad sako, kur jūs buvote anksčiau, mes čia išmetam. Ir šiai dienai tai aš turbūt, nežinau, gal galėčiau turbūt kokius 3 metus jų dabar visiškai niekur negauti. Ir dar garaže turiu kokius 300, tai tikrai, tai pilnai užtektų. Bet būna tokių džinsų, būna gaminių užsakymų, kur reikia tam tikros spalvos, nes mėlynų tai per akis visi turim, ar ne? Bet tarkim, hamakai iš smėlinių, tų nudinių spalvų, jie yra perkamiausi.
ne tik hamakai ir kitos prekės, kiti gaminiai. Ir vat šitų spalvų, žinai, labai retai kada gaunu. Tada jau kaip pritrūkstu, tai einu ir į tą pačią Humaną ir paprašau aplinkinių, kas turi, tai atidėkit. Pilkiai džinsai irgi tokia retenybė, nes jie dažniausiai būna labai tamprūs ir hamakams netinkami. Tai tu tokių be elastano pilkų džinsų reikia irgi taip pakaupti. Ir būna tikrai tokių džinsų, būna tokių hamakų, kur va dabar turiu tamsiai žalios samaninės spalvos hamaką pagaminusi, tai aš turbūt visus tuos 5 metus, kiek dirbu su džinsu, juos ir kaupiau po vieną tą atspalvį pridedi ir taip kaupiasi tos krūvelės, iš kurių vat, noriu padaryti tuos hamakus. Tai išskirtinės tos spalvos arba spalvoti džinsai, tai tikrai dariau vienam klientui, kuris perdavė savo šeimos džinsus ir ten buvo visi spalvoti, oranžiniai, raudoni, purpuriniai džinsai. Ir gavosi, wow, kokie spalvoti hamakai vaikų kambariams, tai manau, kad tai įdomiau tą džinsą pamatai kitaip, kad ne tik tai mėlyne gali būti. Taip, taip. O mes galim čia klausytojams tokį kaip skelbimą, tokį, žinai, duoti, kad jeigu vat, turi tokių spalvų retesnių džinsų, kad tau siūstų. Aš dar priemi. Dar yra vietos grįžti. Priimu ir net, žinai, būna, kas vat, netinka, manęs klausia dažnai, kad kokie džinsai man tinka, tai ko aš nepriimu, tai atskirai nepriimu vaikiškų džinsų, nes aš iš jų nelabai turiu ką veikti, nebent tai yra tokie, žinai, kur būna kaip kombinzonai, kur tas detalės gali panaudoti kažkokias, arba mano vaikų dydžio džinsai, tai mano merginos dar irgi pasitikrina, kas joms tinkama ir jos dar tikrai nešioja ir Adelė, ir Jorė pasižiūri, tai tikrai džinsų savo merginoms labai mažai kada perku, nes dar randam puikiai tinkančių ir kas man nelabai tinka, bet aš vis tiek, jeigu visa krūva siunčiama, tai vis tiek priimu, tai tie vadinami tamprūs labai džinsai, kur labai daug elastano, tai iš pradžio aš tiesiog juos kaupdavau, nes aš nežinau, ką su jais daryti. Neturėjau idėjų, man jie hamakams netiko, bet dabar po truputį atsiranda daugiau tų gaminių pas mane, kam aš juos panaudoju. Tai ir suplėšau juosteles, ir kilimus neriu, ir dabar vat, Velykoms ruošiuosi naujienas, pirmiausia savo atsiparduotuviai, paskui gal ir Lietuvos rinkai pasiūlysiu, tai sugalvoju aš idėjų, kad kur panaudoti viską. Mhm. Ir dar matau, ten hamakas fane, ne, kavo tavo gražuolis. Tai bet tas turbūt, žinai, kad ir tas darbas su mediena, tai tau irgi visai tas inžinieriškumas mediena, žinai, tau visai praverčia turbūt ir dabartiniam tavo darbe. Praverčia, nes pas mane hamakas yra su beržos skersiniu. Tai kai man reikėjo skersinių hamakams, aš susidūriau pirmiausia su problema, kad nelabai yra kur jų nusipirkti. Ir iš pradžių naudojau tokius pirmiems hamakams, tai atleidžia man pirmi klientai, kur mugėj pirko, bet buvo skersiniai klijuotos medienos. Tai tikiuosi mano dėstytojai manęs neseka ir nežino, ką aš darau, bet tai nelabai geras buvo sprendimas, bet tiesiog nieko tuo metu nesugalvojau. Klijuota mediena, ypatingai lauko sąlygom, hamakam tikrai netinkama. Paskui naudojau ir pušies medieną, bet irgi netiko man. Tada ieškojau variantų, ką man daryti, iš kur man tų kuolų gauti, nes šiaip tai norėjau, kad jau būtų paruošti, kad man imi ir naudoji. Bet mugėje vieną kartą susidūriau su tokiu vyriškiu, kuris sako, aš netikiu, tu čia perpirkus ir perpardavinėjai tuos hamakus, sako, netikiu, kad čia tavo darbo. Ir tada galvoju, aha, neina man rasti tų kuolų nusipirkti, nes tikrai labai problema yra. Tada netiki, kad čia mano darbas ir aš galvoju, palauk, aš jums įrodysiu. Ir aš tada sugalvoju, kad aš naudosiu ąžuolo medieną, bet man vyras sako, žinok, bus problema, iš kur tu gausi to ąžuolo šakų, kad tinkamų. Ir jis man pasiūlė beržą.
Ir aš tada pasiskaičiau, vėl pasidomėjau, kai aš medienos inžineriją pabaigus ir atsiverčiau savo studijų visus užrašus, kad beržas labai tinkamas, nu, stiprus medis, stipri mediena ir nesulūš, tik tai labai turi tokį gal minusą didesnį, kad labai svarbus jo išdžiovinimas. Kad kai nupjauni, tai turi greitai ir džiovinti, nepalikti lauke, nes jeigu puvinys įsimes, tai ir bus viskas jau po medienos. Tai vat, skersinius aš pasiruošiu visiškai pati ir susipjaunu ir susigrėžiu, tai yra absoliučiai mano rankų darbas, mano vyras neparuošia tų skersinių. Tai kažkiek, vat, žinai, ir susijęs su ta medienos inžinerija, nes tikrai panaudojau tas žinias ir įgūdžius, tikrai nebaisu man įsijungti ir diskinės pjovimo stakles ir susipjauti. Tai vat, kažkaip džiaugiuosi, kad panaudoju ir tas pats ir baldiniai audiniai pas mane, vis tiek nėra vien tik tai džinsiniai hamakai ir vien iš lovatiesių, vis tiek aš kartas nuo karto siūlu ir iš naujų audinių ir vis tiek reikia žiūrėti, kokios yra audinio savybės, jeigu žmonės nori pasikabinti hamaką lauke, tai vis tiek veikia saulė, lietus, ar ne, tai ir blunka tie audiniai ir susidėvė, ar juos galima skalbti, ar ne, tai vis tiek įeina viskas į charakteristikas ir parinkimą to audinio, ar gebėjimo parinkti. Ir aišku, visa konstrukcija, nes dažniau žmonės būna nusivylę sėdimais hamakais vien dėl to, kad jų tas visas išlenkimas yra netinkamas ir dažnai ir vaikai išsiverčia iš hamakų ir nėra patogus. Tai vat šitą dalyką džiaugiuosi išdirbusi konstrukciją, kad mano hamakai patogus ir iš jų neišsiverčia nei vaikai ir nei suaugę. Ir turbūt ir nesinori, net ir kai atsisėdėt, tai nesinori net eiti niekur, nes turbūt turėtum sėdėtum ir sėdėtum tam hamakį, tenais užmygtum. Nes man, pas mus tai hamakas kabantis buvo toksai tiesiog, gulintis, gulėjimui. Tai pas mane yra toks dalykas, kad aš kai atsigulu į hamaką, tarkim, net ir dienos metu, aš paguliu šiek tiek ir aš užmiegu. Jisai turi kažkokius atpalaiduojančių savybę, matyt, tas kūnas kažkur, tarsi, nežinau, tas svoris kažkaip pasiskirsto taip, kad tiesiog kūnas labai atsipalaiduoja. Tai toks labai kažkaip, toks, kaip pasakyti, neįprastas, bet labai geras, toks, net ne baldas, sakyčiau, kaip baldas. Hamakas baldas ar ne? Žinai, kaip iš rusų kalbos išvertus, tai būtų bekarkasinis krėslas. Tai, kaip ir baldas, kaip ir su pamakėdė tiesiog. Mano vaikystėje, tai žinok, irgi buvo gulimas hamakas, tas makrame būdu surištas, virvinės ir tie hamakai atėjo man iš vaikystės. Mano brolis, tai, žinai, yra vyriausias žvejys ir jisai riša tinklų, žinai, mezga. Nežinau, mezga, man atrodo, vadinasi. Ir aš kartą mamai sakau, mama, klausyk, gal pas mus kažkur giminėje, žinai, yra tų žvejų, kurie irgi taip pindavo tuos tinklus, nes ir brolis su virvėm dirba, ir aš su virvėm dirbu. Bet ne, sako, žinok, čia ne iš to atėjo. Iš tikrųjų, makrametė atėjo man iš mano meno mokyklos, nes mes mokėmės makrame mokykloje ir aš tik tai pagaminus tuos pirmus hamakus galvoju, kaip čia man juos dar patobulinus. Ir aš tada galvoju, taigi aš moku makrame rišti, tada jau buvo tokia mada jau, žinai, ir galvoju, taigi aš panaudosiu tas savo žinias, tai prisiminiau ir dabar puikiai naudoju. Geras, taip. Tiek daug visokiausių žinių prisitaikė, to, žinai, vienam tam hamakė. Gavom žinutę, rašo Daiva, labai smagu klausyti tavo laivą, kaip tik kolegė šiandien klausė, ar galėtų to atiduoti, pernaudoti tamprius džinsus nuomą, tai? Tai perduos. Jo, tai jeigu kas šiaip turi kažkokių klausimų ar kažkokių minčių, tai dalinkitės drąsiai komentaruose, atsakysim, viską matom, viską skaitom. Tai va, ir dar hamakus tu siūni iš lovatiesių, ne, tokių senovinių austų. Tai papasakok, kaip tai atsirado tavo siuviniuose ir iš vis, tarsi, kokios istorijos tų lovatiesių, kokias reakcijos žmonių, nes turbūt dviprasmiškos būna, nes, žinai,
senovinius dalykus pernaudoju, tai būna žmonės vieni, kur tipo, faino, kiti tipo, nu ką tu čia dabar, tai papasako, kaip vat, jų istorija, kaip atsirado viskas. Žinok, aš net pati šiemet galvojau, kaip čia tie atsirado tie hamakai ir net savo Facebook'o puslapį sekiau istoriją, kada jie atsirado ir žinok, sunkiai atgaminu, bet man atrodo, kad prasidėjo nuo to, kad aš anksčiau siūdavau šitus sėdmaišius. Ir man viena klientė sako, aš noriu, kad iš mano audinio pasiūtum ir jinai man atsiuntė lovatėse. Ir man taip gaila buvo sukarpyti sėdmaišį, nes ten visiškai buvo nauja, bet ne rankų darbo, fabrikinė, žinai. Ir aš tada kažkaip, man atrodo, bet tada ir kilo mintis, kad palauk, taigi hamakui galėčiau naudoti. Ir pradėjau pirkti, pati susipirkti tų lovatėsių ir pasiūlyti žmonėms. Bet gerai tu sakai, kad labai daug yra skirtingų nuomonių, žinai. Ir viskas gerai su jom, žinai, kad vieni turi vienokias nuomonės, kiti kitokias, bet labai daug žmonių jas išmeta ir tas senoviškas lovatėsis yra darbo prižiūrėti, nes jas reikia vėdinti, jas reikia perlankstyti, kadangi ties tom lenkimo linijom pageltonuoja audinys. Ir dažnai begulėdamas ten kažkur nukištas spintose ir pelės pragraužia. Ir visokių nutikimų su jom nutinka. Ir pas mane dažnai retai labai gaminu hamaką iš visiškai naujo audinio. Dažniausiai jau jie būna ir su dėmėm neišskalbiamom, ir ten gal kažkur vaško kažkokio nuo žvakės prilipę, kažkur suplyšę. Ir hamako klostės, žinai, labai dėkingos, kad paslepia tuos visus trūkumus, nes atrodo, kartais gauni siaubas, aš žiūriu ir galvoju, ką man reiks daryti, bet po truputį užlopai, paslėpia, dėkinga, žinai, tas audimas, kad tu gali naudoti abi pusės, tai aš tada pasiūlau, tarkim, klientui, kad žiūrėkit, va, iš šitos pusės labai matosi tos dėmės, o iš kitos nelabai. Tai va taip ir naudoji, nes jeigu tu tas lovatėses užtiestum ant lovos, tai tu tiesiog matytum tas dėmes ir tuos trūkumus ir tuos suplyšimus. O kai tu hamakui, tai žinai, apsikarpo truputėlį, 1,50 m panašiai man reikia audinio, tai galbūt kažkuris galas labiau nukentėjęs, nublukęs. Tai va taip ir susižinok, nežinau, man tai iš principo negaila. Aš galvoju, kad daug geriau yra jas dabar imti ir naudoti, nes kas yra muziejuose, jie pilni jau turi tų lovatėsių. Tu tikrai gali nuvažiuoti ir pažiūrėti visus audimų raštus, ten jų yra daugybė. Labai rekomenduočiau pažiūrėti, bet ką turit savo spintose, tai imkite ir naudokit, nes vat, visai kitaip atsisėdė tam hamake ir žinai, kad čia yra, tarkim, tavo močiutės palikimas ir tu prisimeni ir savo vaikam papasakoji, kad va žiūrėkit, kaip mokėdavo išausti, dabar tikrai mažai kas moka raužia ir kad kantrybės turėjo, ir kad ta veikla tai buvo atsipalaidavimas nuo visų darbų, pabėgimas nuo tos rutinos, ir tai buvo mokama iš kartos į kartą. Ir tai ateina ta istorija, mes tada prisiliečiam, parodom, ne vien tik tai pirdami naujus gaminius, tiesiog, žinai, iš seno padarydami naują, tai tas daiktas iš karto su istorija yra. Ir daug mielesnis, ir va, turiu draugę, kuri iš savo močiutės paprašė lovatėses pasiūti jai hamaką. Ir dabar, man atrodo, jau 5 metai, tai tikrai jinai tą hamaką naudoja. Ir juokiamės, jinai sako, kartais galvo, kaip man reiks jį paslėpti, kad čia iš tikrųjų, jinai jau užsakė dėl dukros, nes turi negalią mergaitė ir vat, visiems vaikams, kurie turi ar autizmą, ar kažkokią negalią, tai jiems be galo gera suptis tuose hamakuose ir saugu, nes galima reguliuoti aukštį, jie gali išlipti, įlipti ir užmigti, kai kuriems labai padeda. Tai nereikia bijoti hamako pasikabinti kambaryje. Vaikam ypatingai gerai yra suptis ir jie ir išsidūksta, ir koordinacija jau tenai lavinama, taip kad aš tai tik už vidury kambario pakabinu ir kai atvažiuoja pas mus vaikų, tai jie neišlipa iš hamako.
Jo, čia tas supinė efektas, matyt, kažkoks yra, žinai, kur kažkoks judėt gali labiau, negu kad ant kokios sofos kažkoks, toks, žinai, daugiau judėjimo galimybių. Aš dar labai norėjau taip paantrinti dėl tų visų audinių, senovinių panaudojimo. Tikrai kartais, žinai, kaip pagalvoju, gal ir skauda karpyti, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, pas mane spintoj mano prosenelės austas lininis audinys gulėjo. Ir jo nedidelis gabaliukas, bet labai kažkaip buvo gaila, žinai, panaudoti. Ir jisai guli, ir aš žiūriu, su geltonuoja, galvoju, nu nesąmonė kažkokia, tai aš ten neskalbiau, galvoju, tas daiktas, nu, geras audinys, pilnas, žinai, vat, kaip sakai, kantrybės, tos meilės kažkokios, jisai tiesiog guli, nenaudojamas, nu, kažino kartą sentimentaliai pasižiūrė, bet realiai tiesiog jisai, nu, negyvena savo gyvenimo, kaip muziejus kažkoks. Ir aš po to galvoju, aš pradėjau duoną kepti per karantiną ir aš pagalvoju, aš pasiūsiu iš to audinio maišelį duonai laikyti. Ir aš pasiuvau, tarsi aš ten šploju tik įmanoma, kad nebūtų tų dėmių. Ir aš dabar naudoju tą gabaliuką, jau kaip sakyt, tą maišelį duonai dėti. Ir man kažkaip atrodo labai prasmingas tas toksai to audinio gyvenimas, jau kad jisai tiesiog gulėtų spintų ten, žinai, ir galėtų, bet mes senovės tos, nu, iš senovės skamba, tos dalykus, kurios kažkada kažkas kūrė ir jie gal dabar nelabai praktiškai nu, mūsų šiuolaikinėme gyvenime, pasaulyje. Tas aš manau, kad yra daugiau prasmės juos kažkaip transformuoti dabartiniam gyvenimui, kad jie gyventų gyvenimą, kad jie neštų kažkokį gerą, nežinau, kažkokį prisiminimą, kažkokią, nežinau, energiją, kad tiesiog gulėtų spintoj ir, nu, tarsi, vat, kaip sakai, ten, žinai, dėmėjom ir pelėjom, visai, nu, tarsi, kažkaip, man atrodo, kad kartais geriau, negu kad laikytis to daikto, ne tik tai, kad čia, žinai, bet kažką iš jo padaryti ir kad jisai tęstų gyvenimą ir kad tas kabo hamakas ir tu kasdienį matai ir tau gerai, žinai, kažkoks toks ryšys su tavo močiute, kurią. Ir žinai, vat mūsų tėvai, tai ta karta buvo, kur užsispaudę, laukia čia kažkur, čia gal kraičiui bus ar kažkam. Ir mūsų kartos žmonės, nu, pilni skelbimai, atsikrato tikrai, aišku, dabar parduoda, daug kas atiduoda. Ir aš tai labai pastebiu, kai matau, kad bagažinėse naudoja, žinai, pasitiesti. Ir vaikščio kaip kilimus kiti, tai aš visiškai jaučiuosi, žinai, sąžinė mano rami, kad aš nesudarkau to paveldo. Ir, žinai, dar vienas dalykas, kai tu žinai, kad tai yra tikrai tau svarbus audinys, tu tą gaminį daug labiau saugosi. Tarkim, kai užsako lininius hamakus, aš visada sakau, tai yra tik tai namuose. Siūlau kabinti, arba jeigu laukia, tai labai saugokit nuo saulės, nuo lietaus. Ir žinau, vat, jau turiu pavyzdžių, kur tikrai 5 metus naudoja tuos hamakus ir viskas su jais gerai, juos galima skalbti ir ta išorinė pusė, jinai praktiškai nesitepa. Ir vat, pernai, man atrodo, tokį kaip tik hamaką jau atnaujinau, nesuplyšo audinys. Aš viską išardžiau, savo, ką susivus išardžiau ir aš persiuvau su kitu audiniu ir aš tikrai žinau, sakau, vat ranką galiu pridėti, kad dar, nu, mažiausiai 3 metus, kad ir kaip jie naudos, tas hamakas džiugins, o jeigu suplyš ir nesuplyš tas audinys, nežinau, kas jam gali nutikti, bet aš vis tiek galėsiu dar kartą jį atnaujinti. Ir tų ciklų gali būti dar daugybė, žinai, tai aš tai už ir man neskauda, kad man kartais mane apibara, kad ką tu čia darai, aš žinau, ką darau. Taip, tikrai daugiau prasmės yra tokia, manau, dalykė, žinai, pritaikime kasdienybinį, kad tiesiog gulėtų spinti. Nu, tikrai, kaip sakai, muziejai pilni, žinai, tu visų. Ką mano vaikai darys su tais audiniais, jie irgi gali išmesti, nes, nu, ką jiem daryti. Būtent. Tai va, Snika Deko rašo, labai gražiai prijuosti sodininkų iš džinso gautųsi. Va, idėja. Gerai. Kaip tik šiandien gabinu iš džinso prijuosti. O, žiūrėk, kaip pataikė. Va, Basimis Miške klausė, Asta, turiu klausimą, ar iš lavatėsių pagamintas hamakas gali būti naudojamas lauke? Galima, sakau, bet turit saugoti. Aš turiu mes draugus, kurie vestuvių progą nuo mūsų draugų būrio gavo mano džinsinius hamakus 4. Tai jie taip saugo.
man net keista, jeigu drėgna, jie pavėsiniai kabina, bet jeigu drėgna, jie parneša namo, jie nakčiai nepalieka. Ir dabar galvojom, gal 5. vestuvių metinės minėsim, tai ten jie kaip 1 metais naudojami. Tai jeigu tik saugosi, tai gali tikrai drąsiai, bet jeigu paliksit ir pamiršit, tai 1-2 metai ir nelabai turėsit ko džiaugtis. Taip. Tai turbūt kaip ir visus daiktus reikia, jeigu nori, kad ilgai tarnauti, reikia saugoti ir branginti. Taip. Ir aišku, jeigu ant saulės, tarkim, tos lovatėsės, tai ant saulės jos blunka. Tai jeigu pakabinsit ant saulės visiškai kažkur, kur daug gaus, tai nubluks. O dar toksai klausimas, vis tiek tu pradžioje, žinai, labiau ten savo siuvai, o po to kaip tas viskas išsivystė į verslo pusę, kaip tas kelias buvo, ar jisai taip buvo, žinai, kad, aš jau pradėsiu čia, žinai, pinigus susidirbinėti, ar tiesiog kažkaip organiškai, jau tiesiog tavęs pradėjo žmonės prašyti ir tu tenais, sakai, tai reikia kažkaip įsikainot. Kaip tavo tas kelias į verslą, tas iš hobį verslą perėjo ir kaip tau šiaip dabar, kaip tu jautiesi dabar, kaip savo versle, tiesiog, kokios tavo mintis? Tai istorija labai paprasta, po jau 5 metų tų vaikų auginimo labai norėjau išeiti į samdomą darbą. Ir buvau trumpam ir išėjus, nepilniem 3 mėnesiam, bet taip susiklostė, kad aš pati ir išėjau iš to darbo, nes man nepatiko sąlygos, netenkino. Ir aš kur beėjau, paskui atsitrinkdavau į tas duris, kad ką jūs darysit, kai jūsų vaikai sirgs. Ir, žodžiu, gavosi, kad aš mama ir tokį turiu didelį minusą. Ir man gal buvo toks, žinai, dar apribojimas, kad aš netoli kažkur turiu dirbti nuo mokyklos darželio, nes laikas ribodavo mane. Tai buvo pavasaris jau tuo metu ir man vyras sako, tai klausyk, aš tave, sako, į mugę užrašysiu, ką pasėsi, pasiruošk ir išbandyk savo jėgas. Ir aš išbandžiau, žinai, ruošiausi porą mėnesių tai mugiai ir aš tada gavau labai daug žmonių palaikymo. Važiavau su pirmais savo džinsiniais hamakais, jie kainavo po 50 eurų tuo metu, dabar galvoju, prieš 5 metus. Ir taip, tie pirmi hamakai, aš tiek jaučiausi verta, žinai. Va tas ir yra, kad aš jaučiausi tiek verta, jie buvo pirmi, sakau, tai atleidžia man tie klientai su skersiniais iš klijuoto medžio, bet tokia buvo pradžia, tokia buvo ir kaina, žinai. Ir viskas keitėsi po truputį, tos kainos augo, atsirado pagalvės, konstrukcija taip kaip ir liko ta pati, bet po truputį viskas gerėjo, nes tie pirmi hamakai tai buvo su poliesterio virvėm, aš paskui tikrai labai norėjau, kad būtų medvilnė, kad būtų kuo daugiau iš Lietuvoje gaminamų audinių, iš tų džinsų ir pradėjau vertintis, kai, žinai, nebe hobis, o jau kaip ir darbas, kai jau veiklą įteisinį, kad palauk, taigi čia turi paskaičiuoti, kiek tu valandų dirbi, kiek tie audiniai kainuoja. Ir, žinai, su džinsu toks paradoksas, kad žmonės galvoja, kad džinsiniai hamakai turi būti pigesni, nesgi nekainuoja medžiaga. Bet aš taip įrodau, kad savo socitinkluose, kad vieniems džinsams išardyti reikia 20 minučių laiko. Reikia 6 bent jau džinsų, ar ne? Susiplėšau juostas, tas juostas reikia išsilyginti, susisiūti naują audinį, tą audinį tada vėl išsiskalbti ir iš jo tik tada gaminti. Tai tarkim, jeigu dabar naujam hamakui audiniui aš nuperku už 20 eurų medžiagą, tai ar mano diena darbo kainuoja 20 eurų? Ar jūsų diena darbo tiek kainuoja, kiek jūs gaunate už dieną darbo? Tai mano diena irgi yra įvertinama. Tai kai tu susiskaičiuoji viską, tada jau nebesigauna pigiausias hamakas. 50 eurų jau nelabai. Tai vis tiek įvertinę tą laiką suskaičiuoji, žinai, ir hamakus tai man lengva įvertinti, pakankamai lengva, nes aš vis tiek žinau, kiek aš prie jų dirbu. Bet su mažaisiais gaminiais, tai man, žinok, yra kažkoks, man vis viena sekėja parašo, Indrė, tau linkėjimai, ir sako, ką tu darai, kaip tu čia įsivertini, kas čia per kainos.
nes tikrai sunku, žinai, įsivertinti ir atrodo, kas čia pirks ir panašiai. Taip pat labai gerai man yra ta užsienio platforma Etsy, kad aš tenai pasiprašau tiek, kiek aš jaučiuosi verta, žinai. Ir Lietuvoje mažai gal, ne gal, bet mažai kas ir perka tuos gaminius iš džinso mažuosius be hamakų. Yra tam tikri užsakymai individualūs ir tai yra priežastis gal kodėl aš neturiu elektroninės svetainės, nes visi mano užsakymai praktiškai yra pagal pageidavimus. Neprisigaminu aš tenai daug, žinai, kad sandėliuočiau kažkur tai. Ir man patinka tokia koncepcija, nes neapsikrauni, neprikuri ten kolekcijų kažkokių, tai tiesiog žmogus paprašo, tu padarai ir labai džiaugiuosi, kai pasitikim manim ir man vis tiek dažniausiai gaunasi, žinai, čia pasigirsiu, bet, nu, realiai, aš džiaugiuosi, ką aš padarau, jeigu nesigauna, tai aš perdarau, nerodau niekam. O būna ir taip. Būna ir taip, ir su pirmais gaminiais, ir, žinai, aš su džinsiniais hamakais, tai aš esu išsitestavus, aš, žinau visus trūkumus, jeigu ten kokie būna pliusai, bet su naujais gaminiais, aš nežinau, kiek ten pasiteisins ir kartais būna, žinai, tada piški tą kainą sumažinė kaip pirmiems gaminiams, nors kaip tik jie surėję daug laiko ir rodžiau vakar savo istoriją, kad naujo gaminio gaminimas yra ne taip, kad pasižiūrėjau ir darau. Ne visi pirmą tai sugeba, žinai, iš nuotraukos pagaminti kažką tokio pat, o reikia vis tiek ir pasianalizuoti ir konstrukciją padaryti ir žiūrėk, kartais kažkas nesigauna, reikia perdaryti, tai laiko daug daugiau surėję. Taip. Aš dar norėsiu šiek tiek pakalbėti apie verslą, bet žiūriu, pas mus labai daug fainų klausimų dar taip subirėjo, tai dar užduosiu. Tvarus virsmas klausia, Asta, esu mačiusi, kad turi džinsinį kilimėlį, ar nerti iš džinso labai daug pastangų ir laiko reikalaujantis darbas? Aš su nerimu tai iš viso nelabai draugauju, nes per pirmasias pamokas įsistrigdinau į delną vašelį ir aš neišmokau nieko, tik tai apart tą moko pagrindinį gal stulpelį, tai va tiek man kad žinių ir užteko. Džinsus aš plėšau, man labai gražu išplėšti tų džinsų, mažiausiai tada brizga, nekarpau aš jų, kaip daug kur rodo pamokose. Reikia kažkiek daugiau pastangų nei, tarkim, iš paprastos tos storos virvės, bet man jie be galo gražus, jie ilgai tarnaujantys, juos galima skalbti, jie yra gana sunkus, neslystantis, labai gerai dėl vaikų ir labai mėgstami gyvūnų pagulėti. Labai daug pastangų nereikia, aš esu atradus tekstilinius klijus, kurie po skalbimo neatsiklijuoja, tai palengvina darbą, nes kiekviena juosta, nėra taip, kad, žinai, prisiruoši ilgą juostą džinso ir neri po truputį po tą vieną juostą žaidi savo vakarais ar kada, žinai, filmą žiūrėdama. Man tai jie be galo gražus, aš pati turiu ir dukros pešasi, prašo perleisti dar vieną kilimą joms. Tai man truputį gaila, aš jau įdėjus į Etsy prekybą, tai gal kažkada kas nupirks, bet aš labai džiaugiuosi, kad mano vaikams patinka, vertina ir mano šunys ir katės mėgsta, tai reiškia tinkamas produktas. Yes. O Aulena Nova klausia, ar neprisikvėpuoju džinso pluošto gabaliukų ardydama džinsus? Prisikvėpuoju, dėl to truputėlį kartais ir jaudinuosi, kad reikėtų su visais respiratoriais, bet aš nemėgstu jų. Tai kalėdų senio paprašiau ir gavau dovanų dabar oro filtrą, tai dabar kai dirbu, tai įsijungiau, kad ten kuo daugiau nutrauktų tų visų dulkių ir tikiuosi, kad geriau bus. Jo, nes su tais visais pas mane irgi, kai aš popierių perdirbu, atrodo, tai kas čia popierius, bet vis tiek tos dulkės pas mane, iš kur tiek dulkių mano dirbtuvėse realiai visą tą popierius, nes jis vis tiek dalelėm tam, ypač kai perdirbi, kai mali, kai, žodžiu, tai tarsi, čia toks, kur labai daug tokių nematomų. Na, gal, va čia didžiausias minusas dirbant su džinsu, kadangi aš dirbu iš namų, neturiu kažkokios studijos, kad namuose šiaip dulkių padaugėja stipriai. Tai aš labai dažnai siurbiu, mano kasdieninis darbas yra siurblys, mano draugas numeris 1 ir dulkių šiaip ant paviršių daugiau nusėda, tai
Tai, sakau, dabar jau kai ardau, dirbu, tai stengiuosi tą savo filtriuką jungti ir žiūrėsiu, matysiu, kaip čia jis man pagelbės. Nu, labai labai gerai, kad atsirado. Ukuta, kai klausi, o kaip su tais panalais banginiukais, ar dar siūni? Pasiuvus esu nemažai iš jų, kelis pardavus, kadangi ten su licencija pirkau, kad per metus 20 galiu parduoti oficialiai, tai neįdėjus aš niekur kitur, tai kas nori, tai galit kreiptis. Tiesa, aš juos tos banginiukus aš dar be brėžinio anksčiau esu siuvus, truputėlį šios didesnius dariau, nes man jie mažoki, kaip po šiuo laikiniam vaikam, jiegi visko turi. Ir kaip mano mažylė šiandien sako, iš manęs skolinasi spalvas čia ir taip nedaug telpa. Tai tam banginiukė, tai taip darau, bet dar neįkėliau priekybą, net neįkėliau iš viso jokio posto, nežinau, kodėl reikia įkelti. Ja, čia žinai, kai viena kuri savo verslą, tai turi labai daug kėdžių apsėsti. Ir toks atrodo, kad, žinai, nes, pavyzdžiui, aš pasakiau, dirbtuvėse, tai darau vienu metu 3 darbus. Bet apsne tu fiziškai vienu metu negali jų daryti. Padarai ten, o taigi dar reikia ir komunikuoti, reikia, nežinau, kažkokius naujienas kurti, gyventi. Tai tas labai atrodo, kad daug, kai esi vienas dirbi viena, tai labai daug turi tokių, žinai, sustrateguoti dalykų, kad kažkaip, kaip tau sekasi, pavyzdžiui, tas visas dalykas, kaip sureguliuoti visą tą verslą, žinai, vienai pačiai. Tai tu, kur, žinai, mes sulaukiam klausimo, kas sunkiausia ar ne šitoj veikloje. Aš turiu tikrai daug gaminių, kurių dar nesu sufotografavus, sufilmavus ir jie laukia. Nes man pirmiausia, kaip kūrėjai, aš nesu verslininkė gal labiau, aš labiau kūrėjai jaučiuosi, labiau link meno, žinai, tai man tai visi tie fotografavimai, sukelimai, aprašymai, man tai yra jau darbas ir kartais aš savo jį nustumiu. Ir aš turiu ten tų visokių gaminių pasidėjus tai dienai, kada jau čia eisiu dirbti ir viską fotografuosiu, filmuosiu. Bet čia ir yra dar dalykas, kad labai reikia to apšvietimo sulaukti, kai tos dienos cepelininio dangaus nesifotografuoja taip paprastai, arba reikia vežtis į studiją fotografuotis, susikelti viską. Tai gal daugiau tų darbų nueina į mano tą Etsy parduotuvę, kuri po truputį juda, tų mažesnių, o sunkiausia, kas dar sunkiausia, lengviausia tai pagaminti, bet parduoti gal sunkiausia, dėl to man labai patinka dirbti su hamakais, viena didelė priežastis tame, kad aš su vienu žmogum susitariau ir aš galiu bent 3 dienas dirbti ir su nieko daugiau nebendrauti, nes su mažais gaminiais tai derini, kalbi, dar visi tie siuntimai, kai aš gyvenu kaime, aš kiekvieną dieną nevažiuoju į miestą, man išsiųsti vėl yra sunkiau, visi nori čia ir dabar, tai man labai patinka su hamakais dirbti dėl to, kad susitariai, vienas gaminys, tu ilgai dirbi prie jo, išsikvieti kurjerį į namus, paima iš namų, išveža tiesiai klientų į namus, šitai patinka, o su mažais gaminiais jau yra daugiau to žaidimo, fotografavimo, filmavimo, susikėlimo. Šiaip galvoju, kažkaip visai tas geras dalykas savo versle turint, kad aišku, kai kurie nenori atvirkščiai imtis užsakymų, nes, žinai, tiesiog gal, nežinau, didelė atsakomybė, ar ten, nežinau, stresas ir panašiai, bet šiaip turėti užsakymų, kurios, gali, žinai, privatus kažkokie užsakymai. Tai aš manau visai geras dalykas, pavyzdžiui, ypač tavo atveju, kai turi, žinai, didelį hamako užsakymą, tenais ir užsidirbi, žinai, normaliai, dirbi, tarsi tau nėra blaškymosi, nes tikrai, kai reikia iš daug labai smulkių kažkokių dalykų susirinkti, yra tarytum, daugiau tokio kažkokio blaškymosi, daugiau, žinai, laiko galbūt gaišaties, negu kad vieną didelį darbą padarius. Tai tas yra, kad gerai turėti tokių, žinai, didelių kažkokių galimybių, žinai, padaryti kažką ir užsidirbti, ir tokių smulkių, kurios, tipo, žinai, kažkur šalia, kai turėsi laiko, ar ten, kai atsiras poreikis kažkoks. Dar, mano veikloje, kas dar būna sunkiausia, kad kai baigėsi tas mano hamakų sezonas, tai šiemet dėka televizijos turbūt laidos, tai sausis man netuščias, tai labai labai džiaugiuosi ir jaučiuosi dėkinga pirmiausia žurnalistė Evelinai, bet
Ir šiaip žmonėm, kurie va, dabar kreipėsi ir užsakė dabar, nors kabinsis tai tik vasarą, ir turiu aš dabar to darbo, bet kai jo nėra, o tau vis tiek reikia tą atlyginimą susirinkti, nes, aš tai mes dirbom su mažaja bendryje ir esu įdarbinta joje, tai toks negeras jausmas, žinai, kai tu neįneši tų pinigų ir neturi tų užsakymų, tada blaškaisi ir atrodo, ir čia tą griebsiu, ir čia gal čia kažką kitą darysiu, žinai. Ir man kiti sako, tai tu prisigamink hamakų, žinai, ir juos turėsi pavasarį. Tai vienais metais tai padariau, bet iki šiol dar vienas iš jų stovi ir renka dulkes ir tada man nesinori daryti nuolaidų, nes aš padarydama nuolaidą atimu iš savęs, iš savo šeimos, savo uždarbinės. Hamako vien ir savikaina yra nemaža, žinai, kad savo prisigamink, kur man juos visus dėt. Jau ir ten atrodo prikabinus, ir ten prikabinus, žinai, tai man nepatinka taip, žinai, prigaminti ir kaupti, turėti kažkaip. Aš ne už tai. Ja, tai va, tai vis tiek darai, žinai, testuojasi ir žiūri, kas to veikia, kas neveikia ir kaip tau geriau ir kitiems irgi. O tai dar ten palauk, tai buvo, kas sunkiausia, o šiuo metu darbe, kas sunkiausia? Vat būtent šiuo metu, gal kažkokių turi iššūkių? Šiuo metu tai nėra taip, kad, žinai, iššūkių. Man gal labiausiai nepatinkantis dalykas tai yra pakavimas, nes visi labai tą pakavimą išaukština, va tu tai esi pakavimo, tai karalienė, nežinau, tavo tikrai gavus siuntinį pasiūti kaip per kalėdas ir čiupinėjai ir aikčioji. Aš net nematau prasmės savo gaminius taip pakuot. Aš paprastai pakuoju ir net ir parašau, kad perdirbti gaminiai keliauja dėžutėse pernaudojamuose. Mano hamakai turi maišus kelionės, aš juos siuvu nuo pat pradžių, kad juos naudotum. Siūsdavau vienu metu dėžėse, bet aš nemanau, kad tai yra labai geras dalykas, kadangi gal gavus dėžėje ir gražiau atrodo tą hamaką, bet tą dėžę tu iš karto meti lauk, jinai yra didelė, o kai nori nusikabinti, tarkim, po sezono tą hamaką, tai kur tu įdėsi į tą dėžę, jau nebeturi tos dėžės kažkur, tai jinai jau nuvažiavo, ar ne? Tai aš dėl to siuvu kelionės krepšius, kad tuos krepšius žinau, kad moterys naudoja vasaros metu ir skalbiniams, ir kelionėms, ir visokių paskirčių suranda ir netgi laikyti, tarkim, žeminės kaldras ar ten kažką, tai ar striukės, tai aš žinau, kad jie naudojami, bent jau mano žiniom, tikiuosi, jeigu nieks neišmeta. Jeigu kas išmeta, tai prašau atsiųskit atgal, apmokėsiu siuntimą. Kitam kartui panaudosiu. Tai, žinai, aš bandžiau nemažai tų siuntimo būdų ir ten ir popierių naudoti ir aš galvoju, kad tai yra beprasmiška. Nežinau, to grožio labai nesuteikia tai siuntai, nes tą hamaką supakuoti reikia daug to popieriaus ir aš nesijaučiu, žinai, kažkaip žmonės kaip ir džiaugiasi, bet nesijaučiu to, žinai, išpildžiusi dalyko, kad gavęs išpakavimas vien tik džiaugsmo sukels. Nesukelia. Sukels tada, kai pasikabinsit hamaką džiaugsmą, bet nesupakavime stipri, žinai. Ja, tai žinai, gal tas kartais, kaip pasakyti, koks nors tiesiog ranka rašytas raštelis jau suteikia kažkokį, žinai, pripakuotas džiaugsmo, nes toks jau human touch, žinai, kur realiai ne tai, kad tu ten, žinai, kaip fabrikas ten Kinijoje kažkoks, bet tu tiesiog realiai tam žmogui gaminai ir dar kažką gražu, žinai, parašai tam raštelį, tai tas tikrai labai daug irgi priduoda. O ir dar čia prie to klausimo grįžtant, kurį uždavė mums, kas iš pradžių atrodė, kad labai sunku, o dabar vieni juokai? Nėra gal tokių dalykų, kad vieni juokai, žinai, labai ilgai dirbau prie savo Etsy parduotuvės išėjimo į užsienio rinką, kadangi anglų kalba pas mane labai silpna, tai toksai, kad dabar jau įsidirbau jau metai laiko, jau taip viskas atrodo daug paprasčiau ir nebekankina tie tokie dalykai. Dabar kuriu jau PDF failą, kaip pasigaminti kažkokį gaminį, tai va čia dabar man yra sunku, nes aš turiu to perfekcionisto daug ir aš noriu iš karto, kad būtų gerai ir puikiai ir kad visi jau norėtų ir pirktų ir va čia yra gal sunku, žinai. Aš dar tokį irgi buvau savo paskyroje sulaukusi iš Indrės klausimo, mano
viziją, kas bus po 5 metų. Tai gal irgi, žinai, susiję, kad manau, kad vis tiek gaminsiu hamakas, jau čia taip paprastai neišeisi. Prieš 5 metus sugavau norą, kad būsiu žinoma hamakų gamintoja Lietuvoje. Tai kiek žinoma, kaip hamakų gamintoja dar nežinau, bet kad atiduot džinsus gegužiai, tai visas Facebookas atrodo jau žino. Tai kažkaip manau, kad gaminsiu, bet man labai didelį džiaugsmą kelia tai, kad aš inspiruoju kitus gaminti iš to džinso ir kad mes kartu visi galime labai daug. Ir antrą šansą suteikti tiem džinsam ir verta, ir reikia, ir labai smagu, ir paprasta yra, žinai. Tik tai gal ne visi kartais turi tokį, faktas, ne visi turi tą konstrukcinį mąstymą, kad pamatai ir padarai. Man gal lengviau, tai aš noriu tuo pasidalinti, žinai, kad aš galiu pagaminti tą PDF failą, padaryti, paruošti, kad ir kiti pabandytų, išbandytų savo jėgas ir kad jiems iš karto gautųsi, nebūtų taip, žinai, kad bandai ir nesigavo, nes pilna tokių gaminių žiūriu, aš, žinai, kritiškai žiūriu į kitų darbus ir galvoju, tu padirbėk prieš čia kažką darydamas. Tikrai, nes aš taip, žinai, tavęs beklausydama šiaip pagalvojau, taip norėjau paklausti, ar negalvoja kokių mokymų, žinai, ar kursų, kaip kažką pasisiūt, nes vis tiek jau labai tavo, pavyzdžiui, tas hamakas, jisai labai yra, išdirbtas, žinai, nes aš, man atrodo, vakar, storijose ten dalinaisis tiesiog puslapio savo sąsiuvinį, žinai, kur žiūri visos schemos, kas po ko eina ir toksai, žinai, tikrai labai daug žinių tų yra ir šiaip kūrėjams, aš manau, kad labai vertinga, kaip sakyti, jeigu taip jau realiai nori savo verslą, kad jisai klestėtų, tai turėti ir kažkokių tokių, žinai, tarkim, gal kažką, jeigu nori daryti rankomis produktų, bet ir turėti kažkokių, žinai, ar mokymų, ar kažkokių ten kursų, ar kažkokių tokių PDF-ų, kad tiesiog, kad būtų virtualūs produktai, kuriuos tu galėtum parduoti, žinai, N kartų ir turėtum pajamas, nes kiek tu rankomis realiai gali padaryti, tas vis tiek yra ribotas gamybas, o kai yra elektroninis produktas, tai yra, žinai, daugiau kažkokių, žinai, dar progų papildomų pasidalinti savo žiniom, įkvėpti kitus, kaip tu sakai, ir dar, žinai, ir pinigų užsidirbti. Tai čia mano 5-mečiai, žinai, į priekį, kad šiaip edukacijas darau ir kai esu kviečiama, tai man labai smagu, žinai, daryti iš džinso ir dabar į ateitį vėl turiu, žinai, kelis pakvietimus. Man labai patinka būti pakviestai, man nepatinka pačiai organizuotis. Kai mane pakviečia, aš pasiūlau pagal finansus, pagal žmonių kiekį, pagal amžių, pagal galimybės, pagal laiką, ką aš galiu pasiūlyti, žinai, ką mes galime padaryti. Bet čia dar vėl darbo su savim, nes kiti ateina tiesiog laiką praleisti ir nemato tame prasmės. Ir aš tai priimu asmeniškai kartais, žinai, kad, aš ateinu širdį atiduodu, jūs čia jos neįmat, palaukit, žinai, nes kiti, sako, aš nenoriu, žinai, man neįdomu. Ir taip kažkaip, žinai, asmeniškai gal per daug priimu, reikia daugiau to tokio laisvumo įsileisti. Tai taip, o su pajudės, žinai, manau, pajudės tie projektai ir daugiau pasidalinsiu. Vat šiemet pirmą kartą apmokiau hamaką gaminti vieną moterį, tai jau išleidžiu tas savo žinias po truputį. Labai smagu. Tai va, čia Jūratė rašo, aš pirkčiau PDF instrukcijas. Tai va, matai, jau yra klientai, jau renkasi, jau lūtė žmonių. Tai palauk, tai šiek tiek pavažiuosiu atgal prie klausimų. Marga Giedrė klausia, ar dirbat savaitgalės prie užsakymų? Kaip to? Stengiuosi nedirbti, nes mano hobis ir mano verslas yra praktiškai 2 viename, bet ką aš savo savaitgaliais leidžiu, kai turiu užsakymų, tai aš savaitgaliais dirbu prie savo Etsy parduotuvės gaminių, prie naujų idėjų ir prie visų tų, kur man sukasi galvoje ir aš netveriu, kaip man, žinai, kaip vaikui, dabar man reikia įgyvendinti, aš dabar sugalvoju, man reikia eiti išbandyti, ar man taip gausis, kaip aš galvoju. Tai aš savaitgaliais savo leidžiu tai ir būna labai mažai savaitgalių, kai aš neinu į savo darbo kambarį. Aš irgi ten įleidžiu, kad nieks manęs netrukdykit, aš ten pasileidžiu audio knygas ar podcastus ir aš ten medituoju savo veikloje.
Taip, taip. Vat, žinai, aš irgi kažkaip, aš visą ne ir savaitgalį, ir tai vakarai, dienos, bet toks, kur vis tiek, kai tu dirbi ant savęs, tai tu gali, žinai, dienos metu kažką, gal kažkokius reikalus pasidaryti, tada jau, žinai, gal vakare padirbės arba savaitgalį, kai, va, sakai, bus kažkokia tokia tiesiog pati savo. Nu, tai, pavyzdžiui, Tai kažkaip... žinai, jeigu važiuoju antradienį tvarkytis nagų ar paskirpėję, tai tada aš jau savo, žinai, šeštadienį, jeigu nespėjau viso darbo padaryti, aš ir šeštadienį padirbėti. Ir aš, nu, žinai, nesu pririšta tiek prie to savo, kad tik darbo valandom ir čia ne kitaip. Mano darbo diena visai nėra įprasta darbo diena. Aš turiu 2 mažametės dukras, aš jas vežioju, tai į meno mokyklą, tai į šokius, tai tų reikalų visokių pasitaiko, žinai, tai nebūna taip, kad aš visas darbo dienas dirbu. Tai, o užsakymus turiu, prisižadu ir visko kartais nutinka. Tai būna, kad sekmadieniais dirbu. Taip, nieks nepadarys už tave jau. Taip, aš viena dirbu, neturiu kam deleguoti darbų. Arba, pavyzdžiui, susirga vaikas, arba pati susirgu, tai viskas tempėsi, o tada man kiekvienam klientui sakyt, aš čia sirgau, žinokit, tai savaitę vėliau bus. Man labai sunku tai pasakyti ir labai lipu per save ir jeigu labai jau bėda, tai pasakau, kad atsiprašau, vėluosiu dar, bet stengiausi dasivyti, žinai. Ja, bet man atrodo, šiaip žmonės vis tiek esu supratingi, nes, žinai, kaip pagalvoju, yra tas žmogiškasis faktorius, ypač kai tu esi viena, žinai, savo versle, tarsi, gal tiesiog jėgų neturi, gal sveikatos neturi ir tiesiog darbas tas neeina ir, natūralu, žinai, kad kažkokie kartais gali būti tokie. Aišku, ten, jeigu, žinai, jau susidarei ten, kad jau ten būtent iki tos, ten, žinai, ten kokia dovana, ten ar dar kažkas, kad reikia padaryti, tai tada jau, žinai, ten iš paskutinį jėgų. Bet šiaip, ta prasme, dažnai tiesiog, visko gyvenime pasitaiko ir žmonės yra, aš manau, dažniausiai tikrai pas mane bent jau supranta, žinai, jeigu pasivėdinu kažkaip, tai vat kažkas tas tokia, žinai, gal kartais, žinai, jeigu tikrai kitaip nesigauna, tai tiesiog pasakyti žinai, ir gal savęs nekankinti kitą kartą iš to minuso, einant jau atiduodant, žinai, į minusą jau energijos, kur tiesiog po to jau guli ir tiek, nieko nesinori gyventi. Prisiminiau, klausimas buvo, kad ką darom, kai nesiseka, žinai, tai aš neseniai dalinausi, kad tikrai buvo labai sunki savaitė, net 2 turbūt, ir kai atrodo viskas nesigauna, tada aš savo sakau, man reikia sėkmės. Kai jau daug nesėkmių, reikia daryti tai, kas sekasi. Ir kai tu padarai, žinai, kažkokį gaminį, kur žinai, kad tikrai gausis, tai tu save nuramini ir tu vėl peršok iš to nesėkmių liūno į tą, žinai, jau, žinai, kyli toliau ir vėl viskas gerai, save nuramini. Ir iš kažkokios knygos išmokau už tą dalyką, man atrodo, ar iš audio, kad tau reikia tada sėkmės. Šitas labai geras. Aš irgi, žinai, kartais nesigauna ir taip atrodo, pagalvoju, gerai viskas. Aš iš tos panikos nieko dabar gero nepadarysiu. Ką aš galiu padaryti taip, kad man jau tokia kažkokia, žinai, džiaugsmas, motyvacija kažkokia, tai irgi pasidarau gal kažkokį dalyką bent jau mažą, kas žinau, kas pavyks, kas man patiks ir tada kažkaip biški restartuojas ir tada gal net ir kažkokia, žinai, nauji požiūrio kampai atsiranda ir pamatai, kad, tai gal čia taip, žinai, tą darbą padaryti ir tada žiūrėk ir eina viskas. Tai tikrai kažkaip, tas labai svarbu, kaip aš irgi mėgstu sakyti, kad, žinai, kad verslas čia yra gera tokia asmeninio augimo mokykla, žinai, kur labai gerai save pažįsti, pamatai savo ribojančius įsitikinimus, žinai, kaip ten tau sekasi, žinai, komunikuoti dalykus, tai va toks, bet irgi, kur mokaisi, darai, matai, kad tau nebepatinka, kažką keiti, kažką, žinai, gal kitaip pasidarai ir žiūri. Mokaisi, man atrodo, šiaip tai gal, žinai, jeigu kada ateity vėl įeisiu į tą darbo rinką, tai, nuolat mokaisi ir su socialiniais tinklais dirbti, ir pardavimo, tu viskas viename, ir logistika, ir gamyba, ir dizainė, viskas viename esi. Tai visus, ir dar, žinai, dar esi mama, dar vaikus reguliuoji viskas, tai laiko valdymas. Aišku, viso to aš kartas nuo karto nepaslaptis mokausi ir socialinių tinklų, ir marketingo, ir laiko valdymo, ir anglų kalbos, ir Etsy mokymus nusipirkau, ir iš neringos, ir visą laiką mokaisi. Toksai, žinai, neskaitant, kad dar, sakau, mama esi ir dar mokaisi pirmokų eilėraščius, ketvirtokų eilėraščius. Tai gyvenimas, aš sakau, gal bent jau, žinai, nuo
nuo kokia ten liga, žinai, kur atminties nebeturėjau senatvėj, tai gal apsaugos. Tas tikrai į gerą, Nu, aš manau. Dar turim klausimą, tai Kukutė Garbanė klausė, sveikos, smalsu apie vardo pasirinkimą, dėl ko ir kaip atėjo gegužės vardas, ką jis reiškia. Tai susipažinkime 6 gegužę. Vyras dovanojo vestuvių progą tokią dovaną. Iš tikrųjų, sakau, arba liksiu Tamkevičiūtė, arba gegužė, ne kitaip. Tai vat nuo vestuvių ir turiu jau 12 beveik metų. 11, kiek čia dabar jau nuo 12 metų. Tai vat ir pasinaudojau, nes gegužė tai yra tas mėnuo, kai mes jau ir hamakus išsinešam į lauką, ar ne, kai gamta atgimsta. Ir kai jau kviečia mus į lauką, tai man vat viskas labai atrodo susiję ir labai džiaugiuosi šitą pavardę nešiodama. Labai toks jau pavardė, jau grinas brenda pavadinimas. Tvarus virsmas klausė, Asta, ar esi vedusi edukaciją savo mergaičių klasėse, kas buvo smagiausia daryti pradinukams? Esu abiejų ir esu ir indienų karūnas gaminusi su Adelės klase, nes ir gimtadienį šventėm indienišką. Esam atvirukus gaminę su ant džinso, bet piešėm senius besmekenius. Su vyresnėliais labai smagu gaminti džinsinės pieštukinės. Va štai tokias. Kai atsineši daugybę visokių džinsų likučių ir kūrybinį, tai mažiukams esu darius, tai jie labai dar nori tų visokių spalvotų sagų, plunksnų ir panašiai, bet su vyresniais tai labai įtraukiantis gaminimas. Tokių vat mažesnių tikrai esam darę skirtukų knygoms, labai gražiai daro. Berniukai tai ypatingai mamoms gamina. Taip, pasižiūrėsiu, kas čia dar klausimų yra. Tink. Dar vienas prikėjęs PDF instrukcijas hamakui gyvas daržas. Laukiu, pasidalinsiu. Jo, Aliona Nova sako, koks fainas būdas patarimas. Oi, kaip gražu, Kukutė Garbanė rašo. Tai va, mes jau valandą gerą šnekam, labai greit laikas prabėgo. Tai dar gal kažką tu norėtum pridurti, kas tau dabar taip sopa arba džiugina vat šiuo metu, gal kažką norėtum, kokią žinutę perduoti žmonėms, tai naudokime eterio progą. Aš labai džiaugiuosi, kad iš daug žmonių buvo prisijungę, bent jau kažkuriam laiku, nes aš, kai kalbu apie savo veiklą, tai galiu kalbėti non-stop. Man čia yra, šiaip esu intravertė, tikrai man labai patinka dirbti vienai ir tie, kurie galvoja, kad čia aš esu kažkokia vargšė, kad viena atsiskyrus dirbu, tai žinokit, ne, man labai patinka dirbti vienai, esu labai individualistė ir man darbiuose būdavo sunku dirbti komandoje dėl to, kad aš visą laiką maksimalių rezultatų siekiu ir pati iš savęs savo esu didžiausia kritikė, daryk gerai, daryk iš pirmo karto, tai man kažkaip, žinai, man patinka dirbti su savim ir kūrybint, tai labai džiaugiuosi, kad galiu savo tai leisti, kad turiu klientų, kad turiu sekėjų, labai džiaugiuosi už visus pasidalinimus, už tuos nuolatinius savo sekėjus, kurie paspaudžia man tas širdeles, kurie padeda man plėstis, nes algoritmus išjudina, labai džiaugiuosi vakarykščių savo reelsų irgi, kur pasidalinau, tai tikrai kiekviena ta širdelė, kiekvienas pasidalinimas, nesvarbu, kad jūs neperkat, bet mums kūrėjams ir man ir Jolantai labai daug duoda iš tikrųjų ir aš tai, kai pasidalinu savo reelsų, tai aš dažniausiai rašau savo šeimos grupiai, sesėm, broliam, kad kas galit greitai po širdelę uždedat, nes ta 1 valanda tikrai yra svarbi paleidus tą naują dalyką, kad palaikymo, ir jeigu net nesugalvojat, ką parašyti, nes kiek ten gali rašyti, kad koks nuostabus tas hamakas, ar ne, tai labai smagu ir už tuos komentarus, bet kartais, žinai, tiesiog širdelę parašyti komentarę ar ten stikerį kažkokį uždėti, istoriją pasidalinti ir žinai, kai turite jau tą hamaką, tai labai džiaugiuosi, kas pasidalina, kad čia pas gegužę galima įsigyti, nes tikrai ateina tokių klientų,
Ir aš, pavyzdžiui, nesu pirkus jokios reklamos, absoliučiai, nežinau, esu už tai, kad natūraliai sklistų ta idėja mano ir apie tvarumą, ir šiaip, kad ką aš čia darau. Tai labai labai esu dėkinga savo sekėjams ir tam būriui. Va šiemet perkopiau ir Instagrame 1000 sekėjų. Tai wow, labai labai ačiū jums visiems, kiekvienam, kuris esat su manim. Taip. Nu, ačiū. Labai labai daug gražių dalykų pasakei. Ir tas iš tikrųjų labai labai svarbu. Nu, kaip pasakyti, mes nieko negalim priversti, žinai, kažką padaryti, bet kai žmonės, nu, tiesiog, pavyzdžiui, man atrodo labai labai svarbu kūrėjams, ypač pas, tarkim, savo Instagramą, kad kai žmonės pritagina arba tiesiog sugalvo, pasidalinsiu, žinai, vat, nusipirkau aš kūrėjo kažkokį dalyką ir pasidalinsiu. Ir tai atrodo, kaip pasakyti, gal ir nedidelis dalykas, bet mums tai yra labai didelis dalykas. Nes iš to tokio, žinai, kur iš lūpų į lūpą sklinda žinia ir tada tikrai gali atsirasti žmonių, kurie, žinai, tavęs gal nesiekia, tave atranda, naujų klientų pritraukti. Tai tiesiog toks dalykas, kaip sakyt, nu, kaip nekainuojantis, bet iš tikrųjų mums tai yra labai, labai svarbus ir džiuginantis. Ir atrodo, kartais būna rankos nusvyra, žinau, motyvacija, ten ties plintuso riba ir kas nors pasidalina, patagina ir tada atrodo, faina, tarsi, kad tas tavo įdirbis, kažkur tie darbai tavo gyvena gyvenimą, žmonės džiugina ir vat kažkada tokie atrodo, gerai, tiesiu toliau darau, žinai. Tai va, tas tikrai labai... Ypatingai, žinai, kas jau yra va, tokie paauginti, va, atsimenu, kai Adelė iš projektas namai pasidalino mano profiliu, tai 100 turbūt naujų sekėjų atėjo, tai labas, kas žiūrit, tai nu, labai labai faina ir aš pati stengiuosi pasidalinti tais kūrėjais, kurie man inspiruoja, nebūtinai aš pirksiu kažką, nu, iš tavęs tikrai esu nupirkusi, dažnau, kad pirksiu, bet kitą kartą, nu, neperki, bet tau labai patinka tas kūrėjas ir ką jisai daro ir galbūt kažkas ieško dovanos ar savo kažko, tai ir kodėl nepasidalinus, tai labai džiaugiuosi aš savo aplinkoje, tai kad mano mokyklo, žinai, aplinka, mano kaimo buvę gyventojai manim dalinasi mano darbais ir mano klientais dabar vat, irgi tampa mano vaikystės draugė, su kuria eidavau į bažnyčią, tai 2 hamakus dabar užsakė ir labai, labai, labai esu dėkinga ir labai džiaugiuosi, kad palaiko ir vertina. Jo, ir kaip smagu kartais, žinai, kaip pagalvoja, kad vat kūryba, ne, ar vat, kad tu sukūrė kažkada savo profilį, suveda tave su tiek daug žmonių, žinai, fainų, tarsi bendraminčių, kažkokį, aš žinau, aš kalbu ir man ašaros, tiesiog kopėsi akise, nes tiesiog tų žmonių gal šiaip gyvenime dėja nesutiktų, bet per savo kūrybą, tai, kad tu išėjai dalinti savo kūriniais, kurti ryšį su žmonėm, tu tiesiog susirandi fainą bendruomenę žmonių ir pasakai, kurie palaiko tave ir tu džiaugiasi jų darbais. Aliona, prašau pasidalinti po 3 mėgstamiausius Instagrame, tai po laivo tikrai užeikit pasidalinsiu. Dabar reikia atsekti, kurie čia tie mėgstamiausi, nereikia nuskrėpti. Ir dar Tvarus virsmas klausė, kokį patarimą duotum pradedančiajam kūrėjui? Kopijuoti, nebūtinai mane, bet įnešti kažką savo. Vat kaip aš dabar irgi kuriu naują hamaką, išsistudijuoti, pasižiūrėti, ką aš galiu nuo savęs pridėti, ką kitaip padaryti, nebijot, žinai, kad jeigu yra kažkoks tau patinkantis dalykas iš naujo audinio, tai pabandyk iš savo nebenešiojimo pasidaryti ir pažiūrėti, žinai, ir nebijot, saugi darot nepardavimui pirmiausia, tai nebijot, daryti ir nekritikuoti per daug, žinai. Ir nebijot paprašyti patarimo, jeigu kas nors kyla klausimo, kaip čia padaryti, kaip čia ką. Arba nusipirkti kitą kartą irgi labai gerai, instrukciją nusipirki ir darai pagal viską, kaip parašyta. Nebijot paleisti kūrybos. Ne visiems, kaip ten būna pirmas blynas ir prisvilės, būna ne visiems iš pirmo karto pavyksta, bet su laiku, žinai, ateina patirtis ir meistriškumas. Jo, nuo kažko pradėti reikia, žinai, vis tiek. Ir aš dar tokį tradicinį klausimą užduodu visoms kūrybinių pasimatymų kalbinamoms kūrėjams. Tai ir aš visą laiką, aš jį kas kartą užduodu, bet kas kartą man reikia jį per naują suformuluoti. Tai to aš susikaupsiu. Taip, Asta, kokį patarimą iš dabarties
savęs duotum savo praeities aš? Supratai? Mažiau atidėlioti ir drąsiau sekti savo intuiciją, nes jinai neapgauna. Labai džiaugiuosi, kad patikėjau savim, nes atsimenu, kai sukūriau hamaką, tada galvoju, taigi čia gali būti mano tas arkliukas, mano tas gaminys, nes man labai nepatinka daryti tą patį per tą patį, įsivaizduoju, kamoliukų baseinas ir tu visą laiką siuvi tą patį, nu kaip siuvykloj, aš tai nesu siuvėja, šiaip tai nepatinka man, kai taip sako, kad aš siuvėja. Tai man tą pačią operaciją nepatinka daryti, tai labai džiaugiuosi, kad seku savo intuiciją ir va dabar tai darau, kad kurdama tą PDF bijau, bet darau. Tai va, daryti ir atsidarimo ateina rezultatai, nes kaip Einšteinas yra pasakęs, kad tik kvailys tikisi, kad tuo pačiu keliu eidamas nueis kažkur kitur, ne, tai kažkaip panašiai pasakė, tai reikia kartais tų iššūkių, man tai jie patinka ir daryti ir dažniau sakyti taip pasiūlymams. Nu, va, tai ačiū už tokias geras mintis, tai manau, gal žmonės irgi savo kažką tokio iš širdelę įsidės. Tai va, Asta, ačiū tau labai už tokį gražų džinsinį ir tokį fainą pokalbį. Ačiū labai visiems, kas klausėsi, uždavinėjo klausimus, kas klausysis įrašą. Ir ką, noriu palinkėti, kad užsakymų būtų visada, kad akis spindėtų ir darbas eitų kaip iš pypkės ir, žodžiu, ir labai daug palaikymo tau, visiems kitiems, kurie eina kūrybinių kelių. Ir tau to paties. Ačiū visiems, kas buvo ir bus. Taip. Tai ačiū labai, gražios dienos ir iki pasimatymo. Iki. Ate.